Nu, mano fondas, reiškia, atsirado 2009 metais Čikagoje. Buvo ypatinga proga mums su Almat atvykus į Čikagą ir dalyvaujant viename, reiškia, sakyčiau, mūsų pagerbime, kaip kad buvo minima, reiškia, buvo sukelta tam tikra pinigų suma. Tikslu, kaip tik, reiškia, sudaryti tokį fondą stipendijų mūsų jaunai kartai, sudarant sąlygas siekti, reiškia, mokslo aukštumų. Su malonumu ir džiaugsmu, reiškia, ir dėkingumu priėmiau tą, reiškia, pasiūlymą. Pati pradžia, reiškia, buvo palyginti gan kukli. Iš savo pusės, kaip sakant, su Alme esam pasiryžę tam fondui, reiškia, įnešti pakankamai pinigų, kad jis galėtų tikrai egzistuoti ir atlikti savo funkciją. Man atrodo, kad labai ir tikslinga, jeigu mums rūpi ateitis, jeigu mums reiškia jaunimas, išsimokslininkas, siekiantis aukštesnių tikslų. Ir jau dabar yra parodyta, kad turime tiek talentų, kuris ir ne Lietuvos, bet ir pasauliniu mastu yra pasiekęs didelių rezultatų. Tas tik parodo, kad tai yra viena, sakyčiau, milžiniška jėga bendrai lietuvių tautoj, kuri gali išlaikyti ne tik, kad čia Lietuvoje lietuvybė, bet to pačiu kelti tą lietuvybę visos pasaulinio mastu, gaunant pasaulinį pripažinimą. Tad džiaugiuosi tuo talentu ir tikrai norėčiau, kad tos stipendijos įvairiose srityse, ne tik, kad kur mano, reiškia, pasirinkta gamtos, reiškia, aplinkos apsauga, kurioje turėjau, kaip sakant, ir malonumo, ir garbės 50 metų išdirbti Jungtinėse Amerikos valstybėse, bet kitose srityse, žinau, tokie fondai jau yra sudaryti ir jie tikrai užtikrins mūsų tautos šviesią ateitį. Galiu tik palinkėti, kad mūsų jaunimas nenuleistų rankų ir toliau sudarius jiems galimai geresnės sąlygas siektų aukštumų.